Sveiki, buvę ir esame alytiškiai. Esu Vida Abrumavičienė, buvusi Alytaus pirmos, vėliau Dzūkijos mokyklos prancūzų kalbos mokytoja. Pakalbinta Eugenijaus Guntulionio pasidalinti apie anų laikų moksleivių darbo ir poilsio stovyklų patirtį mielai sutikau. Malonus ir geri prisiminimai, ir ne tik man, bet ypač tiems, kurie stovyklavo. Pradėjusios dirbti mokykloje kartu su Valentina Zokienė 1970 metais, jau 71 pavasarį gavome pasiūlymą iš mokyklos direktoriaus Vytauto Daraškevičiaus suburti vyresnių klasių moksleivių grupę, padirbėti ir pailsėti vasaros stovykloje Alytaus rajono kuriame nors kolūkyje. Tokia buvo pradžia. 25 9-10 klasių moksleiviai ir 2 jaunos mokytojos įsikūrėme palapinėse 2 savaičių laikotarpiui, atrodo birželio mėnesį, ant gražaus Stalupio ežero kranto apsupto pušynų. Todėl stovyklą ir pavadinome Pušele. Gerai ir įdomi pradžia su nuotykiais. Praėjus kelioms dienoms po įsikūrimo, vidury nakties mūsų palapinės užgriuvo mus. Teko į pagalbą pasikviesti net savo vyrus. Tačiau daugiau tokių naktų nebebuvo. Kitas nuotykis įvaręs baimės buvo, kai nuėję pasiimti mėsos iš į žemę įkasto betono, o tai buvo mūsų šaldytuvas, į kurį sudėjom visą kolūkio mums duotą paršiuką. Ten pamatėme didžiulę, šalia susirangiusią gyvatę. Na, o visas smagumas stovyklautojams buvo po darbo, nuravėjus nemažą plotą bulvių ar runkelių laukų, maudytis ežere, vakare prie laužo šokti ir dainuoti. Taip pat organizavome Neptūno šventę, birželio mėnesį Joninės. Smagu buvo. Stovyklautojų atsiliepimai pasklido po mokyklą, todėl į kitos vasaros stovyklą ir į likusias jau visi norintys nepateko, nors sudarėme grupę iš 50 mokinių. Tokias darbo poilsio stovyklas organizavau Volungės kolūkyje, kadangi jis buvo šalia Alytaus, buvo patogu ir stovyklą jau pavadinom Volungėlę. Už darbą tiek mokiniams, tiek ir mokytojams buvo mokama, todėl vaikai buvo suinteresuoti, man atrodo, ir buvo tikrai įdomu leisti ir vakarus, ir savaitgalius. Tarp kitko buvom išvežti ir į ekskursijas, į Druskininkus, į Kauną. Taigi, tos stovyklos buvo visiškai savanoriškos ir, sakyčiau, tikrai labai naudingos. Todėl yra malonus prisiminimai tiek man, tiek buvusiems stovyklautojams. Linkiu ateityje leisti vasaras turiningai.